Tai šiandien darysiu kurį geltoną. Tai va, tai dabar čia jau įdėjau į puodą 3 šaukštus, tokius nemažus pastos kurį yra galima pirkti. Tai jie atrodo maždaug, oi, negaliu pakelti to sekundėlę. Štai šitaip. Tai jau įdėjau, čia truputį aliejaus ir pradėsiu kaitinti. Kad pradėtų kaisti kartu, susimaišytų. Vieną ranką negaliu nuimti. Čia paskui nuimsiu. Tai va, o dar noriu ką parodyti. Tai va, čia yra vištiena. Aš jos nesmulkinau labai, bet atidalinau čia ketvirčiai. Kitokios neradom. Tai va, čia tie ketvirčiai vištienos išmarinuoti per naktį. Apelsinų sultis, cinamonas, rūkyta raudona paprika, ciberžolė, galik, tėve, galik, galik. Nu, tai tasgi, galik, kaip jis vadinasi, česnakas, atsiprašau, tautiečiai, siaubas. Na blogai. Tai va, tai visas šitas išmirkyta per naktį. Tai kai čia pasileistas visas dalykas, va, pradėsim maišyti. Ir maždaug viskas pasidarys vientisa. Aliejaus, tai nežinau, dėkit kiek norit, aišku, ten paskui, jeigu bus jums per daug, tai galėsit nugraibyti. Bet dabar mano, kadangi vištiena išmirkyta apelsinų sultyse, tai skysčio daug. Tai nenoriu, kad čia pradėtų man svilt viskas. Tai aš puodą gilesnį tokį naudoju, čia tadžino puodas, bet naudokit kokį norit. Viskas čia tiesiog kūrybinis procesas, tai va, tegu susimaišo. Kol kas nieko daugiau nedėsiu, tik dėsiu vištieną, va, kai šitas vientisas pasidarys. Ir pajusim kvapą sklindantį. Tai geltonas nėra aštrus tas kuri, jis toks gana malonus. Norisi kažko kitokio dėti. Čia galima dėti ir paskui ir sezamį, alyvos, aliejaus, va. Nu, po truputį pradeda jaustis, įjungsiu triukšmą. Turėtų pradėti skirtis daugiau dar truputį. Tai tos korį galit nusipirkti iš Maksimos ir dar kur nors čia. Aš nežinau, dabar neprisimenu, iš kur aš jį pirkau. Geltona yra, raudona ir yra žalia. Žalia yra pati stipriausia, aštriausia. Geltona švelniausia, raudona vidutinė. Tai va, darau. Va, maždaug šitaip. Sumažinsiu šiek tiek ugnis. Tai va, atrodo vienodai viskas čia pasidarė. Aš žinau, aš irgi kuriu. Man patinka kurti. Taip, tai dabar imam vištieną. Šiek tiek nubarvinu, dedu paudą žemyn iš karto. Tai čia ketvirčiais, nes galima gabaliukais įsipjausti, kaip kokias nupirkti. Kas tikim patinka, kas nepirkti patinėlės ir panašiai. Na, sulčių aš nenaudosiu marinato. Užteks čia paskui dėsis, pilsiu kokoso kremą. Tai va, tai dabar šitas tegul
Man tai patiko. Taip nekaršta labai. Tai va, dabar paliekam. Tai jau supyliau kokosų kremą, nes man reikėjo 2 rankų. Ir dabar žiūrim, kas čia gaunasi. Tai 2 ant tų visų. Vištienos aš nemėgstu ragauti, tai jinai kai jau apsigamins, šiek tiek apsidirbs, nebebus žalia, tada tik pradėsiu ragauti ir aišku skonis, druskas ir panašiai, ar kažką tai sudėsim vėliau. Nu, aišku, galiu dar įpilti, žinau, kad tikrai turbūt truks druskos, tai čia yra likę sojų padažo. Truputį. Tai maždaug taip va ir paliekam dabar. Prieš tai ten aš nelaikiau ilgai, jeigu tai pastebėjote, tai kokias 5 minutės ten vištiena šiek tiek įsigėrė korito pastos. Tai va, dabar šitas. Tai va, kol kas dabar tegu gaminasi šiek tiek. Na, aišku, galiu ir sudėti daržovės, bet daug čia nieko tokio nedėsiu. O paskui, kadangi reikės naudoti tą visą reikalą geriausia ant ryžių, žiūriu, kas čia vyksta. Tai, nu kas, viena ranka, aišku, turbūt netidarysiu. Tai dėjau morkas ir žirneliai šaldyti. Nedaug, truputį dėl vaizdo, dėl spalvos. Va, čia jau yra jie visi čia sudėti. Tai dabar ir tegu troškinasi, tai maždaug kažkur iki pusę valandos. Ir naudosim virš ryžių. Ryžių čia nedėsiu, išvirsiu atskirai. Nes čia žiūrėsim dar ko trūksta, tai patikrinsim po 20 minučių. Tai pagrindinis dalykas, aišku, yra termometras, matuojam, kaip čia reikalai su ta vištiena, tai va, kišu į kulšelę, o vau, 90 per akis 84, užtenka, čia jau ir per daug, vau, tai va. Dabar galėsiu išjungti ir žiūrėsiu skoniais, ko reikia, bet dabar galima dar ir patikrinti dabar, kadangi mėsos jau išsitroškino. Taip kad visada turėkite termometrą, kurie labai greit paima temperatūrą. Nu, apsisaugoti, kad kaip čia kyši šakutė, tai... Vau, nieko nereikia, visko užtenka. Tai va, čia, o dar parodysiu šitą termometrą, fantastiškai, yra greitas, tai yra Celsium ir Fahrenheito, kaip tik norite, ir iš karto. Kiti yra ten lauksi valandą, tai ir pervirs ir išvirs. Tai va, išjungiu ir palieku pastovėti, bet čia aštrumo visko užtenka, nieko nereikia, nei druskos, nieko, fantastika, pataikėm. Dabar žiūriu, kadangi karštas viršus negaliu. Bet šiaip dabar yra paruošta ryžiai. Gal apie ryžius tada kitam, kadangi daug kas ir niekaip nesupranta, kaip juos išvirti, kad jie nebūtų sukrytę ir kad būtų susiskirstę. Dabar jie yra čia mirksta dar pusę valandos palikti, tai tada grįšiu prie jų vėliau. Tai ryžių virimas. Aš maždaug dedu kažkur tai per pirštą, pusantro piršto pločio, reiškia vandens tiek užpiliu viršui. Ir viskas. Truputį druskos. Jie nuplaunami, kol visai nebeina jokie baltymai ten, niekas nesiskirsto. Tai verdu vis dėlto šituos. Man jie labai patinka. Va štai šitos kompanijos. Jie neturi, ten nereikia plauti iki 30 kartų ir panašiai. Tai jie va ir greitai ir labai neblogi. Tai pirmą padarom ugnį didelę. Kuo didesnė, nu va, čia taip matosi, ar ne?
kuo didesnė, kad jie užvirtų. Įdėjau truputį druskas. Galite dar truputį lašiuką cukraus įdėti dėl skonio, kaip tik norit. Arba galite visai nieko nedėti. Čia, žinot, kaip tik jum patinka. Ieškau šaukštų. Kaziuko mugė artėja. Reiks prašyti sūnų, kad nupirktų šaukštų man iš Kaziuko mugės. Kažkaip jie susinaudoja. Kelis net apdeginau. Žinot, su atvira liepsna tai netyčia prilieti. Tai va, maždaug šitiek. Ir viskas. Dabar turi smarkiai užvirti 5 minutės. Tada sumažinam ugnį ir uždengiam. Ir dar vėliau uždengiam, išjungiam visiškai ir uždengiam rankšluosčiu. Nu, maždaug parodysiu. Maždaug. Va. Pasidarė geltoni. Tai įdėjau truputį ciberžolės. Nemėgsta aš ten tų vaizdas, man nelabai gražus tų baltų ryžių, bet aišku galit ten daržovių pridėti, jeigu norit, arba paskui, arba įmaišyti kokių nors šaldytų. Bet tai jeigu norit spalvos, tai įdėkit truputį ciberžolės. Nieko ten daug nepakeičia, bet duoda gražią spalvą, ne? Tai va, tai čia toks variantas. Na ką, o dabar taip ir lieka dar ant didelės ugnies. Tegu užverda maždaug kokias 5 minutės. Na štai, pavirė maždaug pilna ugnimi 5 minutės, uždengiam ir sumažinam kiek galim ugnį. Man reikia čia žiūrėti dujas absoliučiai iki pačio mažiausio. Ir viskas, ir paliekam dar 10 minučių pavirti. Kita paslaptis tokia. Pamatot pro dangtį, va dabar kadangi jis buvo taip uždengtas, kad jie jau gana išdidėjo. Tai tada nuimam ir paragaujam. Koks čia variantas? Gal čia tų 10 minučių ir nereiks laukti. Nu, pagal mane, aš jau žinokit jau ir uždengčiau. Uždengčiau kuo? Išjungčiau, palikčiau puodą stovėti ant to ir uždengčiau su rankšluosčiu. Tegu. Ir viskas. Dabar tegu stovi. Ir nei maišom, nieko nedarom. Baigta. Šiaip tai pastebėkite vis. Pažiūrėkite, kad neperšustų. Atsidarot. Atrodo įsiskirstę. Paragaukite ar minkšti. Užtektinai. Ir tada su šakutė išmaišom, todėl mano tas puodas yra ir taip visas. Tai maišysiu aš dabar su abiem rankom, laikysiu puodą ir viskas. Dar gal minutį pusantros uždengsiu, kiti mėgsta daug minkštesnius, bet tai maždaug taip ir viskas. Skanaus.